kas gerai, tai zoomo yra, pas fotiką zoomo nėra. Matai? Zoomo tai nežinau kiek. Antras, trečias. Daugiausiai tai antru, nes čia nais tuos visus posūkius ir įsibėgėti čia irgi iš tikrųjų antrų užtenka, nes pasiekia kažkur apie 6 gal tūkstančių. Gumas smirda. Žazas tos tvarkys per 10 minučių. Pamatytams, kaip su kvepalais tvarko mašiną kebra. Trainoj. Su kvepalais ir pleistrų išvaistinė. Truks iki to dabar, tai O, kas čia, čia galvoju myto jau. Toks įspūdis susidarė. Koks įspūdis? Kad arkas tipo kabina. Geras. Ai, arkas čia šokis. Gali būti minkšta, jį. O, pagalvoju. Nu, ne minkšta, kaip minkšta? Čia, su standartiniais spyruoklėm tai gan svyruoja. Pas mane irgi atrodo su tom raudonom, bet svyruoja. Man iš vis, va, žiūrėjau, posūkį. Tai tu, jeigu paprasto posūkio. Tai kur? Originalės išbandyti. Originalės aš jau išbandęs. Šiandien žvirkelį užteko. Tai jo gerai buvo. Tai biškai išplyšę salentai, bet nu ką padarysi. Aš pas Liną nuvažiavau vakar, man paaiškėjo, kad man reikės apatinio variklio pagalvę keisti ir galinės reaktyvinės traukės bei tos skersinės. Visą galą praktiškai. Nu, jo. Paskui, kai geri. Tai ten skyrus stabilizatorius. 15, 5 darbai. Susidaro vis tiek po biškį. Susidaro, bet ne tokios kainos kaip priekis. Taksijos paikis, lai ruošiasi paskutinis rašas. Užkūrė jau. Paskutinį rašą. Tuoj duos gazų. Aš šitoj duosiu dūmų, žinosit. Bus kaip 1.4.7 tam kačiargo. Vienas ratas, kaip normaliai kitą ratą. Visą dūmai pasipylus, visą ratą pavažiavo, sekant ratą normaliai. Vėl spaudžia. Palauk. Sargiai. Aš tai neimčiau. Vidurį suspraut. Biškiai panašus į KM7 saloną. Tas išdėstymas, bet tai alaus atnešti. Labą dieną, kaip sekasi? Kaip startas nusidėgė? Alaus gal? Čia kirsi kampą. Biški žalytis.